Yra mėnulio, yra greifruto, yra mono dietos, ten tuose yra, yra, kaip vienas man patiko, dietologas pajuokavo, sako, iš visų dietų galbūt geriausia yra grikių, nes bent gaunat maistinių medžiagų. Kai jums skauda dantį, jūs patys danties nesitvarkot namus. Kai mes kalbam apie mitybą, mes visą laiką viską darom patys, arba kaip kaimynas pasakė. Ir būna žmonių, kurie būna pikti, nes jie protarpinio laikosi. Viskas. Čia paskui sako persivalgymas, paskui dar niuansų yra. Stresas, realiai, ir dar jeigu, tarkim, turim lėtinės ligas, didina poreikį maistinių medžiagų. Tokių kaip vitaminai, mineralai. Stresas yra top 1. Mes esam tinginiai. Daugelis mūsų yra tinginiai. Mes nenorim dirbti, mes nenorim pastangų dėti, mes norim čia ir dabar. Sveiki visi mūsų tinklaladės žiūrovai, tinklaladė gyvenimui su cinkeliu grįžta į jūsų namus, labai to džiaugiuosi. Mano vardas Timūras ir vėl šiandien turime dar vieną unikalų ir įdomų svečią. Viešnią, šiandien svečiuose docentė, biomedicinos mokslo daktarė, dietistė Sandrija Čepkauskienė, su kuria kalbėsimės apie supermaistą, žalingas sveikatos madas, tendencijas ir sveikatos įpročius ir dar krūvą kitų dalykų, net neabejoju. Sveiki atvykę. Labą dieną. Kuo dietistas skiriasi nuo dietologo? Nes aš maniau, kad čia vienas ir tas pats. Taip, labai daugelis žmonių iš tikrųjų susiklaidina. Painės, jo. Jo, jie maišosi tarptų, nes mano, kad dietologas yra tas pats kaip dietistas, tai dietologas yra gydytojas. Aha. Taip, o dietistas yra šiek tiek, aš gal taip pasireiškiu, šiek tiek žemesnė kategorija. Jis eina prieš, vadinkim taip. Taip, tai yra vėlgi specialistas, kuris ir studijavo kolegijui, kuris į tą mokslą gilinosi, bet jis daugiau tada sudaro mitybos tokius kaip programas, planus, tarkim, ligoninėse daugiau dirba, darželiuose, vaikų mokyklose, atsakingas už tą tokį bendrą tokį maitinimą. Ir jo būtent pateikimas, sudėliojimą ir kaip kas turi būti, o jau dietologas, jisai dirba su žmonėmis, kurie turi tam tikrų susirgymų, ligų, sutrikimų. Tai dietologas yra įsigilinęs į... Gydytojas, yra gydytojas. Jo. Tai O jūsų, aš suprantu, nes čia irgi neveltui pasakiau dar kitus irgi dalykus, kuriuos jūs pasiekusi. Gerai, tai džiaugiuosi, kad šiandien esate čia, nes jūsų žinios ir patirtis tikrai yra ne pusę metų ir ne Instagramo reelsai. Tai pradžiai noriu pradėti nuo klausimo, kuris mano aplinkai yra palietęs apie populiarias dietas. Aš žinau, yra tokia keto, mano kolegė, iki šiol turbūt dar ją taiko, tai yra ir kitos, matau, ir paleo, tai čia yra ta, kur prieš istorinė, ne, tai protarpinis badavimas. Ar čia yra dar kažkas, ko aš neįvardinu, nes aš žinau, man atrodo, su dietom yra, žinot, kaip su, nežinau, su vabalais, jų yra milijonai tų įvairiausių variantų. Milijonai, bet tai, tarkim, prieš 10 buvo paskaičiuota, kiek yra dietų, tai buvo priskaičiuota daugiau negu 1000. Oho. Ir, aišku, visos yra skirtos dietos, yra skirtos svorio metimui, svorio korekcijai. Taip, bet žinokit, įdomu yra tai, kad tik tai kelios iš jų galbūt gali būti sėkmingos būtent svorio metimo klausimais. Ir kelios tik tai iš jų yra moksliškai patvirtintos. Yra mėnulio, yra greifruto, yra mono dietos, ten tuose yra, kaip vienas man patiko, dietologas pajuokavo, sako, iš visų dietų galbūt geriausia yra grikių, nes bent gaunat maistinių medžiagų. Tai, o paskui, bet nuo tų grikių paskui negali, tiesiog jau paskui būna momentas, kad grikius negali žiūrėti, kvapo negali pakęsti ir taip toliau. Bet taip, dietų yra daug, kai kurios yra, tarkim, ta pati keto dieta, taip, jai yra daugiau negu 100 metų. Kodėl jinai buvo sukurta? Jinai buvo sukurta vaikams sergantiem epilepsiją, kuriem nepadėdavo, tarkim, kuriem būtent medikamentai nepadėjo, kuriem medikamentinis gydymas, operacinis, buvo toks, ta dieta buvo šalia viso to proceso, gydymo proceso pateikta, nes tik tai tokiu atveju buvo pagerinta ta būklė. Ir tai buvo sukurta vaikams su tam tikra, kaip sakyt, kryptim, o ne kad šiaip reikia vaikam numesti svorį. Ir tada dar keto dieta yra modifikacijos, yra daug. Nes vėlgi, kadangi ten yra pagrindas yra daugiau negu 9, faktiškai ten eina taip, kad keli procentai ten yra tik tai angliavandenių, vos ten 1-2. Daugiau negu 90, dabar nepasakysiu tiksliai, bet žinau, kad apie 4 procentai toj klasikiniai yra baltymo, tai kiek lieka 90 virš yra riebalų. Taip. Bet augančiam organizmui reikia visų maistinių medžiagų ir ten irgi vėl atitinkamai ta modifikacija vyko, nes nepakankamas baltymų kiekis vėlgi neužtikrino augančio organizmo poreikių. Tai ta modifikacijos vyko, paskui tos dietos kažkaip atėjo vėlgi, jas visą laiką ištraukė, jos 100 metų buvo, ne? Bet jas
išėmė, iškėlė į paviršių, pritaikė ir vėlgi, aš, pavyzdžiui, aš esu prieš jas. Tiesiog, jeigu tas, irgi, pavyzdžiui, kada dietologas ir nusprendžia, jeigu žmogus turi tam tikrų problemų, tarkim, jos tinkamos tai prie svorio metimo atveju, ne, tarkim, nutukimą gydant, prie nutukimo, bet tai turi būti šalia specialistas. O ne aš pasiėmiau knygą, keto mitybą, atsiverčiau, pasiskaičiau ir bandau daryti, kaip man išeina. Labai daug yra šalutinių poveikių, labai daug gali būti, nesėkmės istorijų yra. Aš tai sakau, kai vėlgi, galbūt aš pasikartosiu, kelintą kartą sakau, bet kai jums skauda dantį, jūs patys danties nesitvarkot namuose. Jūs einat pas odontologą, kai jūs einat, jums reikia operacijos, jūs apsiklausinėt pas kurį chirurgą eit, kuris galbūt tiesiog geriausias rekomendacijos yra. Taip. Kai mes kalbam apie mitybą, mes visą laiką viską darom patys arba kaip kaimynas pasakė. Ir dažnai būna. Mes net tai neklausom organizmo, o mes darom taip, kaip kaimyniai pasisekė, su keto aš ir pabandysiu. Pabandė mano ten kažkas iš pažįstamų protarpinį ir aš pabandysiu. Bet aš nežinau, kas mano organizmo viduje ir kaip ten viskas veikia. Taip. Ar jis man tinka, ar aš jeigu, pavyzdžiui, kai būna su protarpiniu, viena iš kokių būna klaidų, kad kiek aš esu pati girdėjus iš savo patirties, moteris, tarkim, klausimą moteris, ar jūs valgot, visą laiką mano būna toks klausimas, kiek jūs kartų valgot, ar valgot pusryčius ten, kokius maistus valgot per dieną, kokį maistą. Ir sako, ne, aš pusryčių nevalgau, bet labai noriu, tai kodėl sakau nevalgot, kenčiu, nes aš protarpinį darau. Tai jeigu kenti, tai jau vėl kiti mechanizmai įsijungia, hormonai kiti ir būna žmonių, kurie būna pikti, nes jie protarpinio laikosi. Viskas. Čia paskui seka persivalgymas, paskui dar niuansų yra. Tai tiesiog kartais mums galbūt nereikėtų, mano būtų rekomendacija, nukreipkitės į tikrą gerą profesionalą specialistą ir jis jums tada pasakys pagal tam tikrus faktorius, pagal tam tikrus žymenis kraujo tyrimo ir taip toliau, jis tada pasakys, galbūt yra skyliukės problemos, galbūt yra priebėjimas kepenų. Ta prasme, vėlgi, kalbant su žmogum ir kalbant apie jo įpročius ir tai, kaip jis elgiasi, tada tu maždaug susidarai bendrą vaizdą, kaip jis gyvena, ką jis valgo, kaip jis juda, nejuda, kaip jis miega, koks yra streso lygis, nes man dažnai, kai būna, sako, žiūrėkit, man ten pasilaikiau protarpinio, dabar krito svoris pradžiai, paskui nekrenta, aš turiu tam žmogui dar 15 klausimų. Užkandžiaut, neužkandžiaut, kokį maistą valgot, kokius angliavandenius, ką jūs renkatės, nes kartais atrodo susidaro vaizdas, jeigu aš 16 valandų nevalgiau, tai aš likusias 8 valandas valgau bet ką. Tortai, pyragaičių, nes aš 16 valandų nevalgiau. Suprantat? Taip. Tai organizmui ką jūs duodat? Nušlamšta. Ką jis veiks su to kruasanu? Jis iš jo nieko negauna. Ir tada vėl užsisuka toks ratas, kad jei sustojo svorio kritimas, pradžiai protarpinis paveikia, paskui ne. Tai sakau, čia yra labai daug, kaip miega, koks yra streso lygmuo, koks yra darbo poilsio režimas. Čia yra tiek niuansų. Ir paskui sako, ne, man neišėjo, man nepavyko, tada kitas, tarsi, tai tas yra ir mes, kadangi, mes jau prieš tai kalbėjome, aš dabar pasakysiu garsiai, mes esame tinginiai. Daugelis mūsų yra tinginiai, mes nenorim dirbti, mes nenorim pastangų dėti, mes norim čia ir dabar. Ir kad kažkas padarytų, ne. Taip, tarkim, dar pasakyk, ir jeigu neduok Dievo, man nepasisekė, tai ne aš kaltas, tu kalta, nes tu tai pasakėjai, nes tu sakai, kad taip daryt. Ir sakau, kiek būna žmonių ateina iš tikrųjų, sako, taip, aš viską žinau, labai dabar daug informacijos yra. Bet jos yra tokia skirtingai, tokia yra nepatvirtinta kai kur, mokslas pats, įsivaizduokit, jisai keičiasi, per metus išleidžiama virš, jau pamelos skaičiais, 18 000 kiek straipsnių, daromi tyrimai ir ta prasme, ta informacija, jinai taip laviruoja, o čia paima, tarkim, tikrai, reikia žiūrėti, pas ką mes kreipiamės pagalbos, nes ateina žmogus, pasiema straipsnį, dabar visi mes mokam jį rasti, mokslinėje būtent duombazėse, paima straipsnį, padaro 25 išvadas, o trikas mokslininkas paima 30 galbūt straipsnių, 50 straipsnių, padaro 1-2 išvadas. Tai yra suveda, kad kartojasi tas pats faktas, aš jau galiu įteikti, dar aišku, kokie straipsniai. Čia, sakau, labai daug niuansų. Žiūrėkit, tada aš galvoju, prie dietų, man norisi dar vieną klausimą prijungti. Kalbant apie tą tyrimų ir straipsnių kiekį, nes atrodo, sėdi žmogus, žiūri, galvoju, žmogusgi nepasikeitė. Žinai, viduriai tie patys, maistas ten lyg ir tas pats. Tai ir lyg ir jau galbūt išsiaiškinę, kas tam žmogui tinka, kas netinka. Ir galų galia tas paleo dieta
vietos man irgi yra toksai keistas įvažiavimas čia, kur atrodo valgysim kaip prieš istoriniai žmonės, ar šiaip, čia man atrodo yra utopinė svajonė, ar įmanoma dar valgyti kaip prieš istoriniai arba prieš 100 metų gyvenę žmonės, nes mes jau truputį užkabinom tą, kad jūs sakėt, yra, kad maisto produktai jų vertė irgi maistinė yra besikintanti. Tai keičiasi. Tai va, mokslas prisitaiko prie iš esmės realybės. Taip, žiūri, taip, aš mokslas dar daugiau gilinasi, jeigu ten anksčiau žiūrėjo, galbūt kaip ten tokia, kaip pavyzdys, gliukozės koncentracijos poveikis kažką tai, daro, tiesiog tam, kaip sakyt, tam tokiam stambesniam lygmenį, o dabar viskas eina ląstelė, žiūrime tie visi procesai, kur ten kas įvyko. Ir mes galbūt pagal terminus iš vis nesuprantam, čia mums yra kosmosas, paprastam žmogui. Taip, tai yra normalu, jam nebūtina ten gilintis. O mokslininkai supranta, aha, čia tas veikia su tuo, tada jau pagal tam tikrus algoritmus lygtis tu žinai, kad va, dėl to tas yra tas. Ir aš kaip sakau, pasikartosiu, kad mitybos, tai kas dirba su mitybos žmonės, profesionalai, jie turi išmanyti tam tikrus dalykus, jie turi išmanyti biochemiją tą pačią, tai yra biocheminiai procesai vykstantis mūsų organizme ląsteliniam lygmenį, fiziologija. O ne tai, kad paviršim ir tada aš jau visiems teigiu, kad važiuokit keto mitybą. Čia buvo pas mus banga prieš 2-3 metus, kur keto mitybą visi laikėsi. Aš buvau prieš, ten buvo dar keli, mes ėjom prieš tą visą masę, bet buvo neįmanoma. Nes man tai padėjo, o paskui būna, ateina žmonės ir sako, žinokit, man reikia pagalbos, aš noriu grįžti tą patį maistą, atsibodo man tam valgyti tuos riebalus, nes ten irgi buvo tam tikrą, tam tikrą protokolą. Galbūt kažkieno sugalvota ir sako, bet aš bijau angliavandenių, aš bijau to, kaip čia man kas atsitiks. Tai kaip tada, o vis tiek tie gyvenimo įpročiai, tose valgymo įpročiai turi tęsis visą gyvenimą, tai turi būti stabilu. Taip. Ir tai turi būti ilgalaikiai perspektyvoje. Kaip sportavimas, aš išėjau į klubą, mėnesį pasportavau ir baigėsi. Arba, tarkim, kaip sakau, juokauju kartais prieš vasaros sezoną ir prieš kalėdas, kad įlyščiau naujametinę suknelę, kaip sakau, apsirengčiau naujametinę suknelę, bet tai yra momentai ir tie momentiniai tokie dietų laikymaisi, ypatingai griežtų, tarkim, aš šiandien pabadausiu, dar pabadavimas yra gerai, jis turi gerą poveikį organizmui, protarpinis, tarkim, kaip pavyzdys, arba ten 24 valandų, viena iš protarpinio formų. Tai čia dar yra gerai, bet kada mes organizmą pasodinam ant greipfruto, visą savaitę ir paskui sukūstam, tos porą kilogramų numetam, o paskui vėl viskas grįžta ir dvigubai. Tai organizmui tokie momentiniai svorio mažėjimai, jie yra begaliniai, kaip pasakyti, žalingi. Ir kuo toliau, tuo labiau, kaip sakau, irgi toks yra labai geras, netgi piešinukas yra prieš, su antsvoriu. Tarkim, moteris stovi, toks tai, aišku, ten moteris pavaizduota, tai aš tiesiog tik tai įvardinu, po moteris yra, tarkim, ta moteris yra kudutė, o po dar tas svoris didesnis negu prieš. Ir mes turim tą pačią svorio problemą. Žiūrėkit, mes kalbam mitybos klausimais, fizinio aktyvumo klausimais. Visi mes žinom, turim judėti, turim miegoti pakankamą kiekį, netarkim valandų, turim tą stresą irgi reguliuoti, mokėti. Kas iš mūsų tiek daro, kaip mes turim antsvorį, kaip pas nutukimas auga, taip jisai auga. Ir dar ypatingai vaikų, paauglių tarp. Jo, čia dar atskirai bus galima galbūt prieiti. Čia daug temų. Jo, nes tikrai, kai matosi, kad susiję dalykai. O mūsų, nežinau, mūsų ta lietuviška dieta, jinai mus daro kažkom išskirtinius, nežinau. Lietuviška dieta tai kokia? Nes gerai, vyresnių žmonių galbūt likusi, kur labai riebu būna, padažai ten viską, nes aš jau matau, kad yra miesto kultūra, kuri labai greitai pas mus čia formuojasi ir yra dar senų įpročių daug likę. Išvažiuoja į provinciją ar kažkur, užtenka į Palangą nuvažiuoti į restoraną, nueiti ir tau ten atneša jūratės tą kepsnius, tą siaubingą su to sūrio kalno ant viršaus. Tai, nežinau, tas čia atrodo būtų ar tik keto, nes daug riebalo. Nežinau, mes esam kažkom tai, ar išsiskiriam kažko, nežinau, iš aplinkinių arba iš savo regiono, ar galioja tos pačios taisyklės kaip visiems? Aš manau, žinot, kaip yra, vėlgi mes kalbėsim, kad mūsų senoliai maistą valgė tikrai ir jisai buvo riebus, bet jisai buvo sotus ir jis buvo kitokios kokybės. Ir dabar, kaip ir prieš tai kalbėjom, kad maisto produktų ir galbūt netai pasakysiu, vertė, tai maistinė vertė produkto labai skiriasi. Ir jeigu mes kalbam mūsų seneliai, mūsų proseniai, taip, ką jie valgė, tai nepalyginsi to pačio obolio
ar tos pačios galbūt bulvės, ką mes dabar valgome. Taip, aš, pavyzdžiui, esu už tą sezoniškumą maisto, ne, už tai, kad galbūt palaikom tos ūkininkus, kurie tikrai augina, vėlgi daug, tai yra niuansų, kaip jie augina ir taip toliau, bet... Čia apie eko jūs kalbate, apie eko ūkius tos, ne? Ir eko, ir tarsi tie patys, aš pati perku, tarkim, ir turgeliuose, ir pas ūkininkus, aš žinau, pas ką perku, nu, tiesiog, tos žmonės, taip, tai galbūt jie yra, tie produktai truputį, gal, vėlgi, pats auginimo procesas galbūt yra šiek tiek kitoks, negu kai būna, nu, konvejerių viskas ir taip toliau. Taip. Bet paprasčiausiai imam augalus. Paimkime augalus, kur tie yra garsus polifenoliai, dabar toks terminas. Arba jeigu kalbant antioksidantai, nu, pavyzdžiui, mėlynės turi antocianinų, tarsi jos gerina akių regėjimą mūsų, ne, jos yra galinga, nes tie antioksidantai veikia prieš uždegimiškai, ne, kas dar turi. Nu, tarsi visi ryškių spalvų vaisiai, daržovės, kodėl mes turim vasarą tą progą pavalgyti, kad būtų 5 spalvos lėkštėj, kad kuo daugiau spalvų būtų, kad mes gautumėm tų vitaminų, mineralų, antioksidantų. Tai įsivaizduoju, kad visa tai mažėja jau tiesiog dėl aplinkos užterštumo, dėl dirvožemio, tarsi susidėvėjimo. Visa tai mažėja ir mes, tarkim, netgi kur mes perkam tą produktą, kokį mes jį perkam, ar višta palakstė po kiemą, ar nepalakstė po kiemą, irgi jau skiriasi netgi kiaušinio, tarkim, ta struktūra, ne struktūra, galbūt pasakysiu, ta maistinė vertė. Taip. Tai va, ir tada nuo to priklauso, kiek tų maistinių mėsinių mes gaunam, kaip tas organizmas gali funkcionuoti, kiek jis ilgai normaliai, optimaliai gali funkcionuoti, ko jauni mes to nejaučiam. Mes viską pajaučiam maždaug po 30-40 metų, pradedam just ir organizmas duoda tos simptomus. Ir kartais mes juos ignoruojam, kartais mes juos net nežiūrim iš tikrųjų. Tai va, kaip jūs sakote, irgi truputėlį gal irgi nukrypau tą maistinę vertę pačią, bet taip, mes prie to maisto, kaip ir, tarkim, bulviniai blynai, ten, tarkim, plokštainis, cepelinai, taip, bet kaip jie padaryti, su kokiais riebalais valgomi. Tarsi, jeigu mes patys gaminam, aš, pavyzdžiui, esu už tam, taip, kartais nueini į restoraną, kad nukurtų ten 2 cepelinus, nesivirsi namie. Bet, pavyzdžiui, tie patys, aš pačius bulvinius blynus irgi pati kartais irgi suvalgau. Bet dabar netgi pagal tą naujausią mokslinę tendenciją labai svarbu išlaikyti, aš paskui grįšiu prie tų bulvinių blynų, labai svarbu išlaikyti tą stabilę gliukozės koncentraciją, kad kuo mažiau būtų šuolių, nes tie šuoliai ilgalaikiai perspektyvoje didina uždegimą ir veda mus prie lėtinių ligų. Tai tarkim, tie bulviniai blynai, taip, ten sutarkuota bulvė krakmolinga, mūsų gliukozė šauna į viršų. Galbūt, tai dabar, tarkim, koks yra patarimas. Nu, tarkim, bulvinių blynų užsimanėt. Nu, tai gerai, tarkim, galbūt galim, jeigu norim, valgom su grietinė, su sviestuku, bet aš, pavyzdžiui, tada renkuosi kaip pavyzdys, su lašiša. Nu, vėlgi, tai aišku, ta lašiša, bet jeigu aš namuose, arba, tarkim, su sviestuku, nors kad kažkaip tai, padaryti tam tikrą pusiausvyrą. Aš, pavyzdžiui, būna klientams sakau, tada gerai, jūs grietinę pamaišykit su jogurtu. Kad būtų ir grietinės truputėlį, kad tai nebūtų vieti grietinės, ypatingai, jeigu žmogus ateina su problemom, su cholesteroliu, su antsvoriu nutukimu, jam tokie riebūs padažai, nėra naudingi. Taip, kartą gal per metus nieko tokio, bet sakau tada, kad ir jūs patenkintumėt savo tą poreikį, kad grietinė būtų, tai jūs įsidėkit šaukštelį grietinės, bet truputėlį gal jogurto, gal padarykit kastinį, gal varškytę maišykit su krapukais, su druskytė, kad toks truputėlį kitokios konsistencijos, bet jūs tenkinantis būtų šalia, tarkim, priedas. Ir pagal tą pačią gliukozę, kaip sakau dabar, irgi yra ta tendencija, kad yra valgymo eiliškumas labai svarbu. Taip, bulvinių, vėlgi, tai yra valgymo eiliškumas, tai reikia visada maistą pradėti nuo daržovių, tada valgom riebalus ir baltymus ir riebalus, tai yra mėsa, žuvis, kiaušinis gali būti, pieno produktai, paskui seka angliavandeniai, tai yra makaronai, kruopos, duona, bulvės ir pačiu pabaigoje, jeigu norim deserto. Vaisiai, pavyzdžiui, gali. Bet vėlgi, čia sakau, pagal fiziologiją, tai jeigu mes valgysim kokį karbonadą, kokį ten mėsos gabalą, tai aišku, tie vaisiai ten lauks eilės ir ten iš jų nieko nereiks. Tai aišku, čia tam kontekste jie nelabai tinka. Bet šiaip tas eiliškumas. Ir pavyzdžiui, kas labai daug žmonių dabar, aš ką ir pati stebiu savo klientų, tarkim, labai yra su ta prie diabetų pakilusia gliukozės koncentracija. Bet tas eiliškumas, nežiūrėkit, jūs pirmą suvalgo daržovės, užpildo truputį skranduką, tada suvalgo ten žuvytę, mėsytę, kotletukas, pavyzdžiui, bet atnešim lėkštę bulvytę, kur auginti kokį kopūstelį arba šviežios daržovės, pomidoriukas ten su ten žaliom salotom, ten, arba pomidoras agurkas ir bulvytę. Tai jūs suvalgot pirmą daržovės, tada suvalgot kotletuką, o paskui suvalgot bulvytę. Tai kol prieisit prie bulvės, jau skrandis bus užpildytas ir jūs tos bulvės mažiau suvalgys.
Ir būsit sotus ir tarsi, va, tokiu principu, va, jeigu, tarkim, bulviniai blynai, tai jūs jų ten neįskirstysit kažkaip, tai, ne? Taip. Tai va, irgi bulviniai blynai, arba, pavyzdžiui, pizzai, kas dabar labai mado, irgi tarsi ateit, va, su šeima į restoraną. Pasimkit salotų. Suvalgot tuos pačius bulvinius blynus ir tada dar pasivaišot mažiausiai 15-20 minučių. Va, ir prašau, ir jūs tada stabilesnė bus gliukozė, negu kad jūs iš karto suvalgysite bulvinius blynus su riebių padažu ir dar sėdėsi. Nu, kaip pavyzdys. Tai aš būna, tarkim, su ta pačia pica. Nu, norisi picos ir žmogui, tu neeliminuosi. Nu, taip, tai yra pica, tai yra balti miltai, realiai ten galbūt maistinė vertė nėra labai aukšta to produkto, nu, bet norisi. Ir ateisiu su draugais, nu, ne, aš nevalgau. Nu, truputėlį įsiskiria, galbūt nemalonu galbūt tas dalykas, ne? Tai visą laiką, sakau, yra patarimas labai geras. Pradėkit nuo daržovių. Nu, nieks neatrodysit keistai. Užsisakot salotų, kol atneša pizzą, jūs valgote tas salotas, skrandukas užsipildo, atneš pizzą, jūs su visais valgysit ne pusę, bet gabalėlį pasiimsit. Taip. Viskas. Ir jau. O dar su draugais sako, nu dar apeinam ratą. Apeinat ratą, maždaug, tarkim, pusvalandis tam, kaip sakyt, pusvalandžio trukmėje, ne? Taip. Nu, 10-15 minučių. Ir išsisprendai. Ar yra kokia nors bloga dieta, man įdomu, nes man atrodo, su dietom yra daug tokios alchemijos, visos blogos. Nu, kaip visos? Žiūrėkit, aš va tai kaip mokslininką kalbu taip, arba patvirtinta mokslo, arba ne. Tai patvirtintos mokslo yra keto, jau tvirtinama yra labai daug tyrimų su sportininkais atliekama, ta linkme, kad jos iš tikrųjų prie būtent epilepsijos jos tinkamos, ten, tarkim, svorio mažymui, bet tik tai su priežiūra tam tikra, ne? Ne kad paėmiau, pasiėmiau knygą, nusipirkau ir pagal ją darau viską, kur pusė nieko nesuprantu, ką darau. Protarpinis patvirtintas ir tai dar trūksta mokslinio tyrimų, bet tai yra būtent, nu kaip pasakyti, nu, tai yra moksliškai, tu gali rasti informaciją. Ta vadinama tokia dieta, irgi Viduržemio jūros dieta. Jų yra. Bet ir tai, Viduržemio jūros aš net nelaikyčiau dietą, tai yra mitybos forma, nes tu ją laikysi visą gyvenimą. Nu, bet tarkim, jūs tikrai nerasit, jūs įsiveskit bet kokią abdombazę, mokslinį ir jūs, kiaušinio dietos tikrai nerasit. Okay. Tarsi, čia yra tas, bloga, jinai gera, labai toks abstraktučiai bloga, vienam gera bus, kitam, sakysiu, man tai jinai iš vis netinkama. Galbūt yra tokia, kur konkrečiai žalinga, nes, taip, dietos yra žalingos, nes yra, tiesiog, bet sakau, yra moksliškai patvirtinta, ir jeigu, tarkim, žmogui sveikatos pagrindų reikia tam tikrą formą priimti ir, tarkim, sakyto, dabar, pavyzdžiui, yra tam tikri, pati epilepsija, žinau, kad tyrimai buvo atlikti Lietuvoje su epilepsija sergančiais vaikais ir buvo ten taikyta keto, bet tai dirbo dietologai, kurie supranta, kurie dėlioja, kurie seka tos vaikus ir žiūri, o ne, kad paėmiau, sugalvojau ir pabandžiau, išėjo, bandyk ir tu, nes man pavyko tam. Taip negali. Aš labai džiaugiuosi, kad jo pas mus ne vienoje laidoje vis kartojasi ta tema, kad jūs nesimtumėt saviveiklos sveikatos savo klausimu, o kryptumėtės į specialistus ir jeigu yra jau poreikis ir noras keisti kažką savo gyvenime, tai kad tai prasidėtų nuo savo, kaip sakom, techninės būklės įvertinimo, nuo kraujo tyrimų ir panašiai. Taip. Sužinokit, kas esate ir tada žiūrėkit, ką daryti. Yra dar žiūriu terminas supermaistas ir jis būna vis kažkaip taip grįžinėja ir girdisi. Kas yra tas supermaistas? Pradžioj tai pradėkim nuo to. Gerai, jeigu taip įman, tai supermaistas yra aukštesnės maistinės vertės produktai, kurie yra naudingi sveikatai. Sakėm, ką tik, kad produktų maistinė vertė mažėja, tai kas yra aukštesnės vertės? Bet, tarkim, pavyzdžiui, mėlynės. Kaip pavyzdys, jūs mėlynių negausite ištisus metus. Taip, mėlynės, jos augančios pas mus ypatingai Šiaurės Europai, miškuose, tarsi, jų neužauginsi. Tarsi, bet kur. Tiesiog, aišku, pavyzdžiui, sausmedžių uogos. Populiarios, bet jos yra tik birželio mėnesį. Jų, tiesiog, ir tai yra, dėl to reikia pasiruošti, aš kaip sakau, truputėlį žiemai, padaryti namų darbus, nes kad tu turėtų uogų žiemą paskui, kad valgyt. Tai jos, pavyzdžiui, įsiskiria ypatingai didelį vitamino C kiekį. Ne? Kas iš supermaisto? Tarkim, bolivinė balana, kaip tokios, aišku, ne pseudo kruopos vadinamos, nes, tarkim, čija sėklos arba Ispanijos šalavijo sėklos turinčios omega 3, kaip pavyzdys, kas dar? Pavyzdžiui, žalios lapinės daržovės tokios kaip kale, kopūstas, bet yra tų tokių, kurios, tarkim, pasižymi šiek tiek aukštesnė vertė, maistinė bent lyginant, negu kad, tarkim, kiti maisto produktai. Bet moksliniai, tarkim, moksliniam tam visam pasaulio bendruomeniai, tokio kaip superfoodas, supermaistas, tokio nėra termino. Čia daugiau eina reklaminis triukas, kad tas žmogus jisai užsika, aš valgau supermaistą, kaip būsiu super. Jo, kaip tas multikas yra, kur špinatus valgė, tas jūrėjai visame ir tada jau tie raumenys, jis būdavo labai stiprus bet čia ir tas supermaistas, jis neturi sudaryti
jisai gali būti įtrauktas į mitybą, bet ta mityba turi būti subalansuota, ne vien, kad mes ant super maisto, net, pavyzdžiui, spirulina irgi skaitoma prie tos super maisto, tos kategorijos, bet tai aš vadinasi ją kaip šalia pasiemu, kaip papildyti. Tai yra priedas, o ne pagrindas. O mes labai dažnai ir pavyzdžiui, gerai, tas super maistas, aišku, atitinkamais būna brangesnis, nes kaip jeigu tą išreklamuoja, kartais būna pas mus, žiūrėkit, irgi tokių būna bangom tokiom, tai tas produktas, tarkim, arba ten, tarkim, papildas, tai dabar tiesiog labai laviruoja. Taip. Tai visada yra alternatyvos, aš sakau, aš visada už sezoniškumą, visada esu už tą vietinį, tarkim, produktą, kuris čia užaugintas, vis tiek dar mes gyvenam tikrai gerom sąlygom ir galbūt tada mes tą super maistą, galbūt mes jeigu ten negalim, kaip pavyzdys, ne tai, kad negalim, bet tiesiog jeigu matom, kad kiekvieną mėnesį galbūt vartojant tą produktą, tiesiog finansiškai galbūt kartais apribojimai yra. Tas čia šiokie tokie, tai mes galim visada pakeisti natūralių, sezonių, dabartinių to vietinio produktų. Tai va, tai tas super maistas, sakau, mes jį tokį kaip davė tokį skambų pavadinimą, bet tai yra taip, tai yra pavyzdžiui, tarkim iš saloto, ne, kaip pavyzdys, saloto žalios lapinės, jos yra labai labai svarbios žmogaus, tiesiog ir dėl savo maistinės vertės jos yra labai svarbu jas įtraukti į mitybą, ne, tarkim, kalė, špinatai, tai aišku, ten po 2 kilogramus tai reikia valgyti, bet tai tarkim iš visų, tarkim, žalių lapinių salotų, ta maistinė vertė įsiskiria kalė, įsiskiria špinatai, rukola, pavyzdžiui. Bet mes, vėlgi, kai dabar jinai yra auginama, dar kalė kopūstų, tai mes galim iki maždaug lapkričio mėnesio nusipirktų tikrų augintų. Aš sakau, aš pati perku daugiausiai iš ūkininkų, tai žinau, vėlgi tą periodą, nuo kada iki kada jau jie yra ir kada jų tikrai nėra. Tai va, tada tu gali tą pasimtą maksimumą, iš tikrųjų, ir įtraukiant tuos vietinius tuos produktus, tu irgi daugiau laimi, nes tu gauni, jeigu tai yra įvairovė, jeigu tai yra ne vien tik tai ten su vienu produktu žaidi visą savaitę. Tai va, tai įvairovė labai svarbi, tos spalvos labai svarbios lėkštėjai, kaip tas maistas yra subalansuotas. Ką aš darau, jeigu, tarkim, būna kaip kompensacija, jeigu persivalgau, prisivalgau, ten kažką, suvalgiau tą cepeliną, kas. Tada aš išvaikščiau, tada aš galbūt padarau protarpinį, pritaikau, galbūt duodu pailsėtam organizmui, išnamajam traktui. Tai sakau, čia reikia labai laviruoti ir tada, kai tu kreipiesi profesionalą, tau jis labai gali gražiai sudėlioti ir pasakyti, važiuokit, čia taip, čia yra taip, o ten yra kitaip. O kai tu vieną maždaug tą kelią tik žinai, bet tu nežinai tų mažykų keliukų ir kartais tai būna tokių praėjimų, kad tu praeini ir vėl tam pačiam keliais. Taip. Ir turbūt dar svarbu gal pasakyti žmonėm, jog jeigu jūs ir nueisit pas specialistą, nebūtinai bus, kad žmogus pasakė ir jums jau veikia. Teks pakentėti ir paieškoti. Čia reikia ir paieškoti, pritaikyti savo, gal, tarkim, aišku, su specialistų labai svarbu išsiaiškinti, kas patinka, nes, jeigu man grikiai nepatinka, o jis sako, būtinai grikiai pusryčiam, tai man nepatinka tie grikiai. Taip, tada ieškai alternatyvų, tada gal žiūrėkit šitas patinka, taip, visai šitą valgyčiau. Tu turi čia, taip turi žaidimas toks vyksta, nes mes čia įpratę gauti planą, 30 dienų, 5 kartai valgymas, užkandžiavimas, tada pusryčiam, kas ten dabar eina, avokadas, sumuštinis, duonytė su avokadu su lašiša, arba avižų košė su razinom ir su bananu, arba su bananu ir medum. Labą dieną. Labą dieną. Tai kai pamatau tokį variantą, tai sakau, pas ką jūs kreipėtės? Ir kam jūs ne, tai man čia pigiai gaunasi tas planas. Tai pigiai ir gaunasi, kad tiesiog tai yra visiškai, tai turi būti pritaikyta žmogui, kas jam patinka. Aišku, tos maitinimos rekomendacijos yra bendros visiems. Taip, bet jas žmogus, tarkim, specialistas, jis pritaiko, jūs, tarkim, galbūt jums yra, kaip pavyzdys, geležies trūkumas, arba ten, aš kaip pavyzdį, ne? Arba jūs, tarkim, nemėstat žuvies, jūs negalit pakęsti, ten, ankštinių, ten nevirškina. Tai niekada gyvenime aš jums nesiūlyčiau nei humuso, nei ankštinių. Tarsi tada tu bandai išlaviruoti, tada juos kažkaip keiti kitais produktais, nes alternatyvų yra tikrai didelis spektras. Tik čia reikia varijuoti ir paskui būna kartais žmonėms sako, aš atsibodu man tas pats. Tai vėlgi, pavyzdžiui, pusryčių yra 5 opcijos. Pusryčiam niekada nebus balandėliai su bulvėm ar ten koksai kepsnys su bulvėm. Tarsi, nebus pusryčių variantas. Nors yra žmonių, kurie valgo tai. Taip. Bet nebus. Tarsi, yra pusryčių variantai, yra pietų, yra vakarienės. Ir tada turi, ne tai, kad vakare pietum suvalgu, aš kaip juokauju, pas mus labai dabar dažnai būna pusryčius praleidžiu, nes nespėju, tada pietus visą laiką valgu tik sveikus, tai yra salotėlė su vištytė arba ten su žuvytė.
vakarienį vieną vakarą salotos, antrą vakarą salotos, trečią vakarą plokšteinis bulvių. Arba bulvių. Nu, nes aš nebeišlaikau, nes organizmas negauna maistinių medžiagų. Negauna nei normalių baltymų kokybiškų, nei jis negauna riebalų pakankamai, o aš jį pasodinu ant žuvytės mėsytės ir daržovytėm vien tik užglaistau viską. Tai tada nuneš taip, kad bus šaldytuvas tuščias penktadienį. Ir vėl nervuosimės. Prisivalgiau. Ir užsisuka ratas. Tai čia panašu, kad yra tas terminas cheat day, kada žmogus, jeigu laikosi dietos, kažkada sau leidžia kažko nedaryti. Iš esmės, iš esmės, jeigu jūs turite cheat day arba jos vis grįžta, reiškia, dar nerado to, kas jums tinka. Galim pačiait, kaip sakau, galim pasakyti, tarkim, ledus mane, arba tarkim, kai man klausia, ar aš galiu valgyti saldainį, taip galima. Galiu suvalgyti, ko aš dabar noriu, bet tada turi būti tam kompensacija. Atgroturiu. Kompensacija arba kompensacija tai, kad tu nevalgai, praleidi tą laiką, nes tu jau kaip sakau, nuodėmę padarai, saldžią. Aš pavyzdžiui, klientams sakau, saldi nuodėmė, gerai, plus 5000 žingsnių. Prašau. Daug. Kunigą, maldelį iš esmės. Kompensacija, tai arba tada nevalgo, jeigu, sakykim, buvo irgi viena šeima, dirbau, oi, sako, buvom vakarėlį. Tai sakau, dabar pusryčius praleiskit, nes ko vėlai vakare valgėt. Nereikia vėl, tai tada padarau 12 valandų, o nuo paskutinio valgymo iki pirmo turbūt 12 valandų tarpas, aš padarau tarpelį, praleidžiu pusryčius ir tada valgau pietus, bet ne tai, kad pusryčius vietoj pietų, o tada pietus nusislenka į vakarą, tada vakarienė vėl naktį. Ne. Aš tada pasidarau tą protarpinio. Protarpinis yra vieno valgio išmetimas. Vadinasi, pusryčius aš eliminuoju, einu prie pietų, nes mano organizmas jau vakare pavalgęs, jam pakankamai jausiai, kaip sakau, jeigu naktį aš jūs 3 valandą pakelčiau, ten sakyčiau 20 atsispaudimų, prisitraukimų, atsilenkimų, jis nesuprato, kas jam darėsi 10 valandą įkrito ten mėsos gabalas, šašlykų, ryžių, dar kažko tai. Tai padarykit pertrauką, duokit truputėlį apsidirbsiu to visų maistu. O mes būna, kai tie 5 kartai valgymas, sluoksniuojam, pusryčiai, priešpiečiai, pietus, 6 porcijos gaunas. Tai kaip mes tiek nešiojam maisto viduje. Ir aš irgi pati savo klientam pasiūlau protarpinį, žiūrint, kaip klientas, koks 14-16 valandų. Aš pati, pavyzdžiui, esu pabandžius ir tą propaguoju karts nuo karto 24 valandų. Tai viskas yra gerai ir tai yra patvirtinta mokslu. Okay. Dar vienas terminas jūs šiandien naudojate, įdomu sužinoti, kas yra glikacija ir jos poveikis organizmui. Nes jūs minėjote šiandien, kas čia per terminas, ar nes čia su celiakija, man atrodo, jau kažkiek panašus terminai, čia ne tas pats. Tai kas yra ta glikacija? Kas tai yra? Tai yra vėlgi, ta pati, kaip kalbėjau apie tą pačią gliukozę, tą stabilumą išlaikyti. Tai glikacija realiai vyksta, mums tik tai, jinai prasideda nuo mums tik tai gimus. Vėlgi, aišku, tie procesai pradžioj būna silpnesni tokie, paskui vėlgi nuo mūsų mitybos jie priklauso, kaip tas procesas intensyviai vyksta, nes tai yra, kada gliukozės, fruktozės yra cukraus molekulė, cukraus tai buitinė prasme, ne? Gliukozė, fruktozė jungiasi su, grubiai tariant, baltymais organizme. Ir formuojasi tokie, kaip jie vadinami, galutiniai glikacijos produktai, kurie realiai jie gali likti, taip aš įvardinsiu, tarkim, kaip jie neskaidomi, tai yra lėta reakcija ir jie lieka, tai odoj gali likti ant kraujagyslėse, formuojasi toks gniužulas, kuris jis negali būti visiškai pašalinamas. Ir tada glikacija atitinkamai, ir vėlgi kenkia, tarkim, odoj formuodamas ten tie glikacijos produktai, didina raukšlių kiekį, sendina pačią odą, tos uždegiminius procesus didina ir taip toliau. Ir labai esmė yra, kas tą glikaciją iš maisto sukelia. Tai yra viskas, kas balta. Balti miltai, baltas cukrus, balti ryžiai, žiūrėkit, menkos vertės produktai. Kruasanas, aš nesakau, kad, tarkim, karts nuo karto, bet jeigu yra rytas prasideda kruasanų ir kava, ką jūs darot? Jūs tiesiog duodat organizmui baltų miltų, duodat cukraus, duodat margarino dar ten, tarsi, kaip pasakyti, vėlgi tie riebalai nekokios kokybės ir tada tas visas produktai ateina pas jūsų organizmą. Ir kadangi vėlgi, jeigu tai yra vėlgi pietus, kaip sakyti, ne maistingi vakarienė, jeigu trūksta tam tikrų maistinių medžiagų, palaipsniui labai lėta reakcija, formuojasi tie glikacijos, nes ta gliukozės perteklius, jis jungiasi būtent su baltymu, grubiai tariant, nes ten jungiasi su baltymų, lipidų, tarsi tokiam amino grupėm. Tai formuojasi tokie kaip gniužulai, grubiai tariant. Ne? Tai lygiai taip pat, ką mes dabar darom, tiesiog šiuo atveju, kada mes kai kalbam, tai yra vasara, bet galbūt žmonės ir žiemą gali klausyti, tiesiog čia kaip video bus, ne kada. Bet mes vis tiek mėgstam pasikepti mėsytę.
Ir ypatingai, pavyzdžiui, tarkim, pats tie glikacijos produktai gali formuotis ir pačiam produkte. Tai yra, pavyzdžiui, kada mes ten appoliuotus visokiuose ten miltuose, ten džiūvėsėliuose kepam aukštoj temperatūrai. Kada pati raudona mėsa, ją apkepant aukštoj temperatūrai, ten formuojasi. Dar plus, jeigu mes valgom su saldžiu padažu, tai iš karto perdirbti mėsos produktai. Ten yra riebalų ir cukraus mišinys. Mes jau iš maisto, tokį maistą vartodami, jau mes gaunam tuos glikacijos produktus. O tai kokie būdai žalą užkirsti iš esmės mitybą reikia keisti? Taip, tai pavyzdžiui, tarkim, gerai. Balti miltai, baltas cukrus, ryžiai. Tai ryžius keičiam raudonais, juodais, laukiniais. Baltų miltų atsisakom. Palikim kalėdom Velykom, gimtadieniui. Bet nebūtina kiekvieną dieną valgyti torčiuką, nes tai yra labai skanu ir šventiška. Taip. Tiesiog dėliotis. Aišku, dabar daug kas to balto cukraus nevalgo, bet to cukraus paslėpto yra daugelį mūsų produktų. Taip. Duonoje, tarkim, saldiklių forma. Visa tai ir visas tas nematomas cukrus, kuris patenka pas mūsų organizmą, kurio yra perteklius, ta prasme, jisai ir formuoja tos glikacijos. Ir ta glikacija kenkia. Jinai kenkia odai, formuojasi raukšlės, mes greičiau senstam, tiesiog didina uždegiminius procesus organizme. Aš dabar galvoju, kaip kalbat ir iš karto reflektuoju savo šeimą, nes pas mus yra tikrai būtų sunku be miltų, be cukraus kažkokią vienokią kitokią formą. Ir ypatingai vaikam, nes jeigu tu bandai tą sveiką įprotį kažkaip tai įdiegti, jis nesidegė, nes jau jie buvo kažkada kažkur paragavę. Nes aš turiu tokią teoriją, kad jeigu vaikas kažkokių stiprių skonių paragauja, jam paskui ir močiutės tą patį kartą, kad jis paskui nebenorės to, kas būtų sveika. Tai čia yra tiesa apie tai, ar ne? Tai taip, nežiūrėkit, pavyzdžiui, tarkim, kaip sakot, balti miltai. Tai aišku, nepradėsim iš karto taikyti tokius avinžirių miltus. Tai tas vaikas visai nevalgys, sakysim, kur buvo balti miltai, blineliai, su baltais miltais. Mačiutė ten gal su cukriuku padarė su uogytėm, arba ten su kokia cukraus pudra ir staiga avinžirnių. Pavyzdžiui, aš pati irgi gaminau blinelius, mažyliam ir naudojau, kas įdomiausiai, jau yra Lietuvoje parduodami tie vadinami itališko kietojo grūdo miltai, net gelis svyra, tokie stambesni. Man pačiai paragavus, taip kažkaip kramtau, bet vaikai valgė, jie šaunuoliai, bet aš galvoju, jo, įdomus skonis, ne tas, minkštas, purus ir taip toliau, ne? Tai galima po truputį pripratinti. Nebūtina, kad viskas, šiandien baltų miltų pas mus nebus. Bet taip pat, tarkim, pradedam nuo to, kad galbūt batoną keičiam duonytę. Nuo tokių elementarių pradėti. Taip, vaikai mėgsta kartu sumušnius. Su vaikais sutarėm, kad galbūt šeštadienį bus sumušnių diena. Bet ir dabar pažinau, kad yra ir tos forminės duonos speltos miltų. Pasirinkti galima visada tą geresnį variantą. Ir galbūt su vaikais tada pabandom, bet iš šitos duonos pabandom. Tiesiog labai gražiai galima laviruoti ir ne tai, kad viskas nubraukiu, viskas šiandien valgysim tik tai iš grikių miltų, tarkim, tos blynus. Sakys, viskas. Tai taip, aš jau tai nevalgys. Jo, čia šito vietoje dabar įsivaizduoju kokią nors mamą arba tėtį, kuris bando dabar čia suimti ir taip sukaupęs visas jėgas padaryti pokytį, tai turbūt jo reikėtų mažais žingsneliais, ir reikėtų suvedimu. Taip, pabandyti duoti vaikų, galbūt, aš žinau, apie vaikų mitybą, dabar vėlgi čia kita tema, bet ir vėlgi, kaip žinau, kad ir su vaikais apsipirti, ir duoti jiem paragauti, ir duoti jiem patiem išsirinkti, tiesiog, nes, kaip būna, taip, yra tas dalykas, kad kai vaikai pripranta prie to greito, to skanaus ir stipriklių skonio, stipriklių pridėto maisto, yra labai sunku eiti prie to jau, taip vadinamo sveiko gero, kuris gal, ir kartais pas mus ta nuomonė yra, kad jis neskanus tas maistas. Iš tikrųjų, jis fantastiškai skanus. Bet tik tai reikia pagaminti, reikia prieskonius naudoti, druską. Viskas yra naudojama, ne tik, kad kiti mano, čia žalia, tai žalia, be druskos, be nieko čia. Nėra taip, čia yra fantastiškai skanus maistas, jį tinkamai pagaminus. Ir tu net kartais nežinai, ką tu valgai. Ir aš esu vienkart ragavus, tarp kitko mes netgi televizijoje filmavomės, rodėm batatų pyragas. Aš kai ragavau, aš nemaniau, kad jis yra batatų. O ten buvo batatų pyragas. Tai čia matyt, reikia tada bandyti taikyti tą taktiką, kur būna, kai kažką egzotiško tau atneša paragauti. Nesako, kad čia egzotika, tu paragauji ir tada sužinai, ką tu valgai. Nes aš taip ir su savo vaikais esu daręs ir ne vienas įk pasiteisino, kai tu tiesiog pasakai, padarai, pats pavalgai, sakai skanu, jie irgi suvalgai ir tada pasakėms, kas čia iš tikrųjų kas čia buvo. Taip. Oi, bet jau tu suvalgai, tau skanu. Taip. Ir tada jau viskas, pokytis yra įvykęs. Kokius dažniausiai medžiagų trūkumus pastebite ir kokius patarimus prevencijai tokių dalykų turite? Nes yra turbūt, ar ne?
Taip, ir aš žinau, kad tas vitamino D trūkumas, tai, kaip sakau, lėtinis, chroninis vitamino D trūkumas, magnio trūkumas begalinis yra, nes magnio mažai yra ir pačiam dirvožemė, ir vandenį, ir mes iš viso mažai labai gaunam netgi su maisto produktais. Tas begalinis trūkumas ir iš tikrųjų labai didelė čia duobė yra omega 3. Kartojasi šitas dalykas. Taip, omega 3 mes negaunam tarsi su maistu, nes reikia kokybiškos geros žuvies, reikia, jeigu ten, tarkim, žiūrėta augalinį variantą, tai reikia dumblių, iš dumblių va tas omega 3, bet mes irgi turim gerą kokybišką produktą gauti. Tai kadangi to yra trūkumas, tai vėlgi, kadangi omega 3 nesigamina organizme yra struktūrinė ląstelės dalis, membranos ląstelės, apvalkalėlio, tai mes, va šitas trūkumas yra, o omega 3, kadangi maža uždegimus organizme, tai tas uždegimų lygis ir didėja, va, trūkstant šitos medžiagos. Kas dar? Tai va sakau, tokie 3 pagrindiniai yra omega 3, vitaminas D ir magnis. O šiaip irgi tai yra, tarkim, pavyzdžiui, prie skydliaukės problemų dažnai vėlgi tas, tarkim, tiem pačiam ir plaukam, nagam, odai, mums reikia ir seleno pačio, ir vitaminų AE reikalinga būtų karts to karto pavartoti, iš tikrųjų norint sustiprinti, nes labai dažnai, kada yra, tarkim, geležies trūkumas merginom, kada yra skydliaukės problemos, labai dažnai, faktiškai bent paraleliai eina plaukai nukenčia, nagai silpnėja, oda irgi pažeidžiamesnė yra, tai tarkim irgi tam tikrų irgi maistinių medžiagų pavartojimas šalia irgi yra svarbus, nes tiesiog, kad palaikyti organizmo tą optimalų, kiek įmanoma, funkcionavimą, nes vėlgi, žiūrėkit, mes streso patirime labai daug. Tai. Stresas, realiai, ir dar jeigu, tarkim, turim lėtinės ligas, didina poreikį maistinių medžiagų, tokių kaip vitaminai, mineralai. Tiesiog išdeginam daugiau. Nes mes prarandam jų daug. Tai vadinasi, sakau, o stresas, jisai yra, aš jį vadinu lėtiniu žudiku, jis žudo viską. Jisai žudo viską ir kas įmanoma mūsų organizme, mitochondrijas, telomerus, ta prasme, kas užtikrina mūsų ilgaamžiškumą. Stresas yra top 1. Tada eina miegas, neprimiegojimas irgi veikia mūsų organizmą neigiamai, tada netinkama mityba, netinkamas fizinis aktyvumas. Ir mes visi tai žinom. Jis paklaus, kad nors vieną iš žiūrovų, ar kas nors nežino apie to, taip, visi girdėję. O jeigu paklaustumėt, kas išmiega 7-8 valandas, 6-8 valandas, kiekvieną dieną, kas sportuoja daugiau negu 10 metų, esat fiziškai aktyvus kiekvieną dieną, kas laikosi tam tikrų mitybos įpročių, geria vandenį bent jau, daržovių įsitraukia, jeigu ten žiema, ten kokių fermentuotų daržovių yra pas juos mityboje, ar jie bent pasižiūri cukraus kiekį, kai žiūri, perka produktą, ar pažiūri ingredientų sąrašą. Ar yra kažkoks minimumas, tarkim, to judėjimo, nes aš neseniai mačiau tokį video, kur žmogus aiškino, buvo atliktas tyrimas ir ten sakė kažkokį skaičių, ar tai 2 valandos į savaitę, ar kažkas tokio, kur reikėtų intensyvios veiklos. Koks jūsų matymas, tas aktyvumas, koks jisai turėtų būti? Nes pasivaikščiojimas yra visai, nes aš žinau, yra ir vaikščiojimo, yra vaikščiojimas kitai neramiai, yra greitesnio tempo, kur tada kardio kyla. Tai koks būtų jūsų rekomenduojamas tas aktyvumas statistiniam, vidutiniam žmogui? Aš galėčiau pasiūlyti jums vieną labai puikų profesorių šitų klausimų, pakalbėti, galėsim, bet ką aš galiu pasakyti, dėl kiek aš esu, vėlgi, kadangi dėstau Lietuvos sporto universitete, ir ką pati su studentais aš tą temą nesigilinu labai, nes žinau, kad kiti žmonės to užsiema, bet ką mes kalbėjom paskutaruoju metu, tai mažiausiai 30 minučių per dieną fizinio aktyvumo, tai yra pajudėjimo, kaip jūs sakot, kad ir, bet tai turi būti, aš kaip sakau, klientams sakau, nepertraukiamas nuo taško A iki taško B, tokių spėresnių tempų. Mano tokia rekomendacija yra visada ir, aišku, pasipriešinimo pratimai, tai nebūtinai bėgti į salę ir štangas kilnoti, tarkim, svorius, ne, bet dviračių, galbūt laiptais palipti, dviračio aukštesnę pavarą įsijungti, aukštesnė ir žemesnė dabar. Kad didesnis pasipriešinimas būtų. Čia kaip matuosi, jeigu skaičiukai į viršų, tas, sakykime, aukštesnė. Tai va, tai aš pagal tą vizualiai. Tai va, tai čia šitas dalykas, bet mes judėti turim būtinai. Tas pats judėjimas, jisai mažina gliukozės koncentracijas, ją stabilizuoja. Pavyzdžiui, pasiėmam ledų vasarą, pavyzdžiui, ne? Tai galbūt geriau ledus einant valgyti. Nesėdint. Aišku, skanu, sėdint, atsisėdai ir taip toliau, bet tada po ledų pasivaikštai. Arba eini, valgai ledus ir vaikštai. Nes tas judėjimas, jisai turi įtakos ir smegenų veiklai, ir širdies veiklai, ir plaučių, visom organizmo sistemom, organam ir taip toliau. Ir plus dar, jeigu kalbant apie tą, čia grįžti gliukozę, stabilizuoja gliukozės koncentraciją.
Tai tas ėjimas yra labai svarbus. Okay. Tai jeigu esate Japonijoje, nerekomenduoju valgyti ledų ir eiti, nes žinau, kad Japonai turi labai griežtą reikalavimą, sėdim valgom, nes einant jie nei geria, nei valgo. Čia yra labai kultūrinis. Tai jie tada visą tą energiją nukreipia į būtent virškinimo sistemą. Taip, bet čia yra ledai, toks lengvas. Taip, bet turiu menį taip, kad pajudėjimas yra tikrai svarbu ir ypatingai iš savo patirties tikrai žinau, kaip dažnam iš jūsų arba dažnai yra sunku tą pirmą žingsnį žengti, bet kai išeini ir pradedi, taip, tai tada tikrai... sakau, wow, kaip aš išėjau, kaip fainai, koks geras vakaras. Ir aš kaip sakau, negali būti blogo oro. Ėjimui, tarkim. Ne, aš, pavyzdžiui, pati sergu cukrinį diabetų pirmo tipo ir, ta lyga, aš būtinai turiu leistis vaistus, bet aš tą lygą valdau plius su fiziniu krūviu ir su mityba. Tai, pavyzdžiui, pamenu, kad žiemą čia buvo aukštas cukrus, toks aukštesnis, buvo pūga, kaip žinoma, mano balti lauką, apsirengiau. Ir išėjau. Taip. Ir nei pūga, nei kai tu nori atsisakyti, tu rasi bet ką. Taip. Ten oras blogas, ar ten nėra kur išeiti. O tarkim, jeigu yra ta, kaip sakyčiau, mano rekomendacija būtų kam žmonėm, kam yra prediabetas, ta gliukozės koncentracija padidėjusi, nutukimas, metabolinis sindromas. Aš galėčiau vardinti, turit antsvorį. Bent jau mažiausiai pradėkit nuo 15 minučių ir 15 vakare. Raskit laiko savo. Ir tas pasivaišymas atitinkamai jisai ir gerins jūsų emocinę sveikatą, bet ir fizinę. Ir jisai gliukozės koncentraciją. Pavalgėt stipresnius pietus, kai būna, kiek apsivalgiau. Išeikit pasivaišyti. Nereikia iš karto bėgti. Pusę valandos laikotarpį išeikit pasivaišėt. Pradžioje galbūt ramesnių tempų, paskui padidinkit tempą, pavarijuokit ir smegenim veiklos bus ir naujų galbūt pamatysit įspūdžių, galbūt pažįstamų sutiksit. Taip. Čia yra labai daug pliusų, bet mes tik tai, kaip mes žiūrim visą tai. Tegul namuose pas jūs nebūna klausimo, ar norit pasivaikščioti, o einam. Iš esmės, turbūt liepiamąją nuosaką, nes čia tikrai didelis dalykas. Būtinai, ir kartais būna, žinau, kad nebūna laiko, bet aš nežinau, aš tai būna ir 10 valandą išeidavau pasivaikščioti vakarą. Žiemą, pavyzdžiui, kaip pavyzdys. Buvo šalta, reikia. Ir tas labai sveika būna išeiti sušalti ir paskui pareiti ir kaip ir maisto norės ir visai tas toks... Ne, jau nesinori vakarį. Bet toks būsenų pokytis labai padeda. Jo, labai geras. Ir pabaigai visai noriu užduoti tokį labai bendrą klausimą. Iš jūsų bendros praktikos jau kalbėt, kad matot dažną tinginiaujantį. Kokius dar pastebėt tokius simptomus, kur, nes mes dar grimeriniai kalbėjom, sakot, netgi būna klientų, jūs matot, kad net neverta šiame etape su žmogum kalbėtis. Kokius, nežinau, iš tos praktikos patarimus turėtumėt, kaip žmogui pradėti teisingai, kad būtų efektas? Keis savo būseną. Vėlgi, pirmas žingsnis tai būtų, aišku, su specialistu pakalbėti. Aišku, yra noras, taip, būna žmonėm tokių situacijų, kada, tarkim, ar tai kraujo rodikliai blogi. Vyrai tokie jautresni, tiem skaičiukam, tai jau jie ateina tada ir sako, taip, gydytoja, viską darysiu, aš pasiruošęs keisis, viskas labai puiku. Vėlgi, būna moteris, taip, rūpestis moterų, puiku irgi nuostabus ir rūpinasi vyrais, bet kartais tie vyrai nelabai nori, arba ten sako, ne, aš nekeisiu, kai kurie ignoruoja tam tikrus rodiklius ar ten, tarkim, kažkokias diagnozes, nes neįpratę ir kaip aš dabar darysiu kažką kitaip, negu kad aš visą gyvenimą buvau įpratęs. Bet aš sakyčiau, taip, pirmas, galbūt tas būtų patarimas pabendrauti su mitybos specialistų, kaip mes įvardom, galbūt dietistą, dietologą pasikalbint, galbūt kokį biomėsos mokslų daktarą, kad tai žmogus būtų su medicininiu išsilavinimu, kad turėtų patirtį ir kad jums galėtų tikrai patarti. Pakalbėjęs su tuo žmogumi, jūs matysit, vėlgi pirmas dalykas, ar rezonuoja ar ne, bet ir, tiesiog sakau, kai ateina žmonės, tu matai, ar jisai nori, ar jis tiesiog ten gal gavo dovaną ir atėjo. Gal kitiem reikia tik pasikalbėjimo, jis pamato, ką jis blogai daro, galbūt, ne tai, kad blogai, bet galbūt ką reikia koreguoti jo ir sako, aš pabandysiu pats dabar, paskui jeigu ką ateisiu pas jūs. Tai pirmas, mano, būtų toks patarimas, tai, tikrai, jeigu matot, kad yra problema, su kuria galbūt bandė tvarkytis, nesusitvarko, nesprendžiat jos, nueikit pas tikrą gerą profesionalą mitybos tos srities specialistą. Ir tada pasikalbėjus, jūs toliau matysit, ar jūs norit. Taip, čia yra darbas. Čia yra pastovus, nuolatinis, kiekvienos dienos darbas ir tai nebus lengva. Tikrai nebus lengva. Tai, bet jeigu žmogus, pavyzdžiui, tarkim, ar ten jo cholesterolio koncentracija pakilusi, ar tarkim, jis turėjo antsvorį, jam jau atsibodo viskas, jis nori kažką, ar, pavyzdžiui, kokie migreniai priepuoliai kankina. Ar tiesiog, vėlgi, čia daug yra faktorių ir jis sako, taip, aš bandau.
Nes, tiesiog būna, kaip ir čia, ir fizinį krūvį, vieni ateina mėnesį, išeina ir palieka, nes negali, nepatinka, bet tiesiog, o kitas sako, gerai, aš bandysiu, nes man reikia, tarkim, ypatingai tas priverčia, jeigu tai yra liga tam tikra lėtinė. Tai tos tokia didesnė motivacija yra. Pas kai kuriuos ne, bet pas daugelį būna ta motivacija, kad viską, žiūrėkit, aš nebenoriu taip, kaip buvo. Ir viskas. Ir va tada jau, vėlgi, tada su mitybos specialistų derinės, pasižiūrėt. Vandens gerimas, tarkim, kiek kartų valgai, aš, pavyzdžiui, tarkim, tai, ką kalbu apie 3 kartų valgymą, be jokių užkandžiavimų, tada, kad tai valgyti reikia vėl susidėlioti, kokie turi būti maisto produktai, maisto medžiagos, būtent tų valgymų metu. Kad tai niekada nedraudžiu žmonėm ir nesakau, gink dievė ten saldumynų, ne, bet galbūt mes galime rasti alternatyvą ir va, jums tas profesionalas pasiūlys, žiūrėkit, va, jūs sakysit, žiūrėkit, bet jeigu aš noriu taip, arba ten matau taip, arba taip. Tikrai profesionalus žmogus, profesionalas tos ryties, mitybos ryties, jis jums pasiūlys alternatyvų. Žiūrėkit, pasakys, gal taip darom, o gal taip. Yra variacijų, bet kokioje situacijoje yra variantų, kaip galima ją pakeisti. Aišku, pavyzdžiui, kai, tarkim, aš prieš ką griežtai einu, tai prieš tuos visus perdirbtus maisto produktus, ten rūkyti, ten rūkyti ypatingai, ten tie mėsos gaminiai, kurie kaip konservantas skaitosi jau labai didelis ir labai didinantis ir širdies ligų riziką ir diabeto. Bet esmė tame, kad pradžia yra pas mitybos specialistą, profesionalą. Tada su juo įsiaiškinat visus aspektus, o tada jau žiūrit, ką jūs galite keisti, ką jūs norit keisti, kaip jūs tai darysit. Ir po truputį, po mažą žingsnelį tas daros. Ne tai, kad, paketas, nuo rytojus žaliavalgis, valgau 3 kartus per dieną, protarpinį darau ir, tai, sakys, viso gero. Jeigu tai pas mums pasiūlys, sakykime, ne, gal ačiū. Tai linkim jo nebesipiktinti, o savo gyvenimo kokybę patiem ir gerinti, nes tikiuosi ir galite vienintelį tą pokytį padaryti. Sandrija, labai dėkoju, kad atėjot. Buvo labai daug mūsų klausyti. Ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Tai dar kartelį svečiuose buvo docentė, biomedicinos mokslo daktarė, dietistė Sandrija Čepkauskienė. Ačiū, kad buvot. Ačiū labai. Sėkmės jums ir iki kitų malonių kartų. Ate.